Da, spasiba. Vieną kartą vos neatsitrenkėm į atitvarus. Pristatė policija. You know that you can't walk on this road? Give me your passport. Okay. Labas rytas. Tai tokie vaizdai pas mane pro langą. Čia buvo atsipraust, mėgau prie kukurūzų ir lauko. Tokia atrodo palapinė iš turistinis.lt. O viduje atrodo štai šitai. Yra toks fainas tinklelis nuodų. Toks fainas pripučiamas čižniukas. Irgi viskas iš turistinis.lt. Miegmaišis. Ten, žodžiu, laikiau kuprinę pačiam gale. Čia visokius powerbankus kroviau, telefonus ir visa kita. Gerai, aš susipakuoju ir judu toliau autostradą ir ten yra degalinė ir autostrada. Susipakuoju ir judu, žodžiu. Čia va mano vieta, kur mėgau. Naktį galiu pasakyti, kad šaltai visiškai nebuvo. Šilta buvo, bet neužmigau visą naktį. Arba jeigu ir užmigau, tai gal kokį valandą. Bet šiaip kiek aš atsimenu, tai nemegojau visą naktį. Naują vietą man sunku užmigti naujoje vietoje. Visą laiką būna. Tikiuosi antrą naktį jau bus viskas tvarkoj ir užmigsiu. Dabar judam į autostradą ir stabdysim mašinas. Apsimoviau jau kojines, nes biški nutrynė šonę pirštą. Excuse me, do you speak in English or Russian? Maybe you going Auschwitz or Schwensim, something like that, yeah? Yeah. Yeah? Okay. Nežinau, kaip man čia pavyks, čia visi labai greit važiuoja, bet tikiuosi kažkas sustos. Yra čia va vietos, kur sustotiems. Šiaip autostradai draudžiama tranzuotai, vaikai taip nedarykit, suaugę irgi. Hi, I'm not from Poland, but I can... I'm not from Poland. Hello, my name is Łukasz. Eduardas. Eduardo? Yeah, Eduardo. You're from Spain or Portugal? Lithuania. Lithuania? You know? I know Lithuania, but your name seems like you're from Spain. Eduardas, it's in Lithuania it's normal name. Lithuania? Yeah. Where are you going? Yeah, I'm going to my work. Where do you want to go? Auschwitz. Auschwitz? Auschwitz, yeah. You know where is Auschwitz? I know Auschwitz. Yeah. This is not a nice place. I'm going around Europe. Okay. So you're going to Warsaw, yeah? Yeah, I'm going to Warsaw, to Centrum Nauki Kopernik. So maybe I need to take bus in Warsaw, yeah? Bus? And with bus go about here, yeah? Yeah. Trukau sustabdyti mašiną gal kokias 5 minutės, visai neilgai. What's your name? Again, your name. Yeah, what? Name. Name. My name is Łukasz. Lukas. Tai Lukas, žodžiu, yra filmų locationo ieškotojas, kur filmuos filmą. Jisai dirba, žodžiu, filmuose. Važiuoja dabar į darbą į Varšuvą. Mane pames iki Varšuvos, ten po to nueisiu į autostradą, kur man reikia. Gal biški Varšuvai pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kur jisai mane pames ir bus viskas aišku. It's a good place for you. Thank you, Lukas. Thank you. Good luck. Yeah, you too. How can I find you? What is the name of your YouTube? Yeah. One man more. Okay. This one. Take care of you. Okay, thank you, bye. Ką esu pačioj Varšuvos vidury, man iki autostrados 10 km. Situacija tokia, esu vidury Varšuvos, dabar man iki autostrados 5,3 km, einu pieškom ir tikiuosi po to tenai susistabdysiu kažką. Namai taip papaišyti. Pamačiau čia kebabus, kebab-box. Reikia paragauti gal? Kiek čia kainuoja iš viso? Kaip atrodo kebabai? Labą dieną. Kiek kainuoja kebabai? Kebabai? Kebabai. Jaki kebab? Kebab cena stoja cena. Stoит 20 euros. around 20 euros. I want roll. Normal size or a large? Large. Large chicken, beef, Chicken. sauce, garlic, spicy or a mix? Garlic. Garlic. Cheese, no cheese. No cheese. And drink? And Monster. Pink. Okay. You like olives, jalapeno maybe inside of the kebab? I want this and this. 50, dziękuję.
sit here or to go? Here. You need this glass? Yeah. Okay, thank you. Jamie? Thank you. Blemba brangiai, 13 eurų sumokėjau už kebabą. Nu, Lenkija brangiai. It's mine? Okay, thank you. Nu, ką čia turim? Tokio dydžio, nu, pas mus Lietuvoje tokių tikrai nėra. Ragausime. Skanus, bet karštas, biškį palauksiu. Žiūrėkit, kad jūs suprastumėt, telefonas koks, o koks kebabas. Bele kokio dydžio. Bet ir skanus jisai. Ir čia alyvogių įdėjo, aš nesupratau. Girdėjau, jie lapenų klausė ir dar kažko. Tai galvojau, tas kažkas ten bus svogūnai, kaip įprasta Lietuvoje. Bet pasirodo alyvogas jų nemėgstu aš. Bet šiaip lavašas skanus, nu skonis panašus kaip Lietuvoje. Tik man jis taip per didelis, būčiau žinojęs, būčiau tokia didelė neėmęs. Ir jeigu būčiau žinojęs, kad 13 eurų viskas kainuos, tai irgi būčiau neėmęs. Nu, bet reikėjo vis tiek išbandyti lenkišką kebabą. Nu ką, suvalgiu beveik visą, nebelenda. Ką galiu pasakyti apie kebabą, tai pradžią atrodė labai skanus, bet pradėjau valgyti. Įpusėjus jau nebe taip skanu. Įvertinčiau kokie 6 balai iš 10. Nes pradžiai buvau labai alkanas. Čia mano pusryčiai. Lenkai irgi turi savo Big Beną kažkokį. Parašyta Plac Mlodzierėjai, kažkas tokio. Plac tai čia aikštė, Mlodzierėjaus aikštė galbūt, kažkas tokio. Ir toj pusėje kaip Vilniui biški yra tokių pastatų. Ten nelabai, o ten yra. Esu vis dar Varšuvoj, bet čia jau tokia autostrada. Ir jie važiuojant galim išvažiuoti. Tikiuosi, kas nors sustos. Знаешь по-русски, умеешь? Освенцим. Освенцим. A little bit, okay? Hi, Eduardo. Thomas. You speak in English maybe? No. Russian no, English no, only. Rozumiesz po-polsku? No, dokładnie tak. Where are you going? Tomaszów Mazowiecki. Tomaszów Mazowiecki. No. It's like this? Tu. Okay, nice. Tak? Let's go, yeah. Okay. YouTube? YouTube, yeah. Linksmas toks fainas vaikinukas. Gerai, jis mane dabar paveš. Blemba, pusę kelio iš tikrųjų nuveš iki Aušvicą. Laukiau mašinos apie pusę valandos maždaug. Aš važinėjom dabar iš Varšuvos. Powodzenia. Yeah. Bye. Žodžiu, mane biški paleido jisai čia. Reiks paeiti iki autostrados, nes norėjau nuvežti biški kitur. Bet sakau, ne, aš varau atgal į autostradą. Po to man ten sunkiau gali būti. Einu iki Lidlo, dabar nusipirksim kažką gal pavalgyti. Gal kažkaip įgrūsim į kuprinę. Ir varysim atgal į autostradą. Laukia apie 30 laipsnių jaučiu. Kaitina, žodžiu. Su juo važiavom apie 160 pastoviai, vieną kartą vos neatsitrenkėm į atitvarus. Jisai į telefoną ten pradėjo žiūrėti ir žiūriu, tik važiuojam į atitvarus, sakau, ir atsisuko, jau užvažiavęs ant tos linijos, atsisuko, pasuko vairą, tai biškai net paslydom, kad išsitiesint. Nu, bet viskas gerai baigės. Šiaip su jo pirmą kartą su vairuotoju nieko nešnekėjom beveik, nes visiškai jis nemokėjo angliškai, nei rusiškai, tai, nu, nieko nešnekėjom ir pats nekalbino, aš bandžiau pradžiai dar pakalbinti, bet mačiau, kad nieko neina kalbėti ir pats nekalbinat. O furistas Lenkas, kur buvo, irgi nekalbėjo nei angliškai, nei rusiškai, bet jisai labai norėjo šnekėti pats. Ir kalbėjomės, kaip išėjo taip. Lidle bandelių kainos 1 zlotas yra 23 centai. Tai žodžiu, va, 3 zlotai, kas yra čia šiam 6 centai, šiam 5, sakykim. Žodžiu, apie šiam 7 centų bandelės kainuoja. Ir už trajoką. 3 tai bus 2 kempiam šiam 9. Žodžiu, labai panašu į Lietuvos kainas. Aš pasimsiu tokių bandelių, čia man atrodo su varške. Apie 5 centų vieną tokį kainuoja. Po 4, čia žodžiu 4,19 euras kažkur už kilogramą. 26 gramai proteino, vos ne visą dozę vienam kartui. Su bandeliam suvalgysiu ir bus proteino per vieną kartą normaliai. Nieko čia gero nepasiėmiau, obuoliukų, mandarinų, proteiną, monsterį ir bandelių. Realiai neturiu vietos kuprinį nieko įsikišti. Dabar suvalgysiu porą bandelių, proteiną, gal jeigu tilps dar šitos 3 ir atsigersiu monsterį. Ir pasiliksiu porą bandelių, tos 3 vakare. Dar pistacijų prigrėbiau.
Dzień dobry. O, teraz przeszło. 7 eurai už viską. Nespėjau nueiti iki autostrados ir sustojo žmogus pavežti. Toks visai jaunas. What's your name? Robert. Robert? Yes. Yeah. Tai Robertas sustojo pavežti, bet piški porą kilometrų tik tai. Thank you. Good luck. Yeah, bye. Bye bye. Nice to meet you. And you too. Your jacket, right? No, it's yours. Okay. Okay. Not mine. Thanks. Okay, thank you, bye. Thank you. Bye. Thanks, Shiva. Thank you. Bye-bye, Shiva. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Žiauriai mielas vaikinas, 22 metų, vairuotojas veža tenai, nu žodžiu, kažką veža jisai. Tai biški pametė, taip tiesiog atėjau ir sustojo, nežinau, ar nufilmavau. Jak daleko ty idziesz? Aušviencim. O ja... You know? Aušviencim. Na stację ci podwiozę. Na stancję? Tu będzie stacja benzynowa po drodze, ja jadę, bo nie będę się zjeżdżał, ale tu nie będziesz szedł w słońcu. Oświęcim. Musisz iść. Ja nie rozumiem po-polski. Skąd z Ukrainy jesteś? Russian? Aha. Russian maybe? English? Russian, English, Lithuania. Yeah, from Litva. Tokia mašinėlė, darbinė. You working, yeah? Work? Работаешь? Nie. Yeah? Weekend. Weekend? Okay. So okay, I'm going, yeah? O, ja to jadę tam, a ty prosto trasą. Da. No. So, thank you. Nie ma sprawy. O, su tokiu kibiriuku pavažiavom. Nie nada. Tu staniesz i zabiorą cię do Katowic. Okay, bye. Thank you. It's okay, I will find. Dar pavežė čia kokie 10 kilometrų. O, stosim į stotelę ir sustabdysim kažką. Po tilto atsistojau, belia kaip karšta. Kiek vietos. Stojam vėl toliau. Darbo mašinėlis. Aušviencim. Aušviencim. Ja jadę na Katowice. It's Aušviencim, okay, yeah? No, okay. Better in English or Russian? Russian, English. What's your name? Piotr. Eduardas. Tylko ja jadę tu, na Gliwice. A, tak ty mnie zdjęć wypuścisz, Dobra, tak? dobra. Da. No problemu, nie ma problemu. Ja еду around Europe. Да. Co, ty nie работаешь, tylko tako? Ну, это вот, YouTube. Студент. YouTube. O, super. Yeah. A gdzie ty śpisz? Hotel? Нет, вот, палатка. Ja It's first time for me. Ładnie. Wodę masz, czy chcesz wodę? Wodę я. Tylko? I have, sir. Thank you. Davė vandeniuką va, su gazu. To išmoksti lenkų kalbą, nagryvaš, reiškia, tipo, filmuoji. Do you recording? Yeah, recording. Paklausiau, kiek uždirba furistai čia. 5 dienas dirba, 2 namie. 5 dienas fūroj miega, aš kaip supratau. 1800 gauna, žodžiu. 5 dienas dirba, 2 namie. Sakė, jeigu su fūro kiekvieną dieną miegot namie, 1300 uždirbi su kapeikom. Čia Lenkijoje. Sustojom, sakė, čia dušas yra. Sako, ar nori nusimaudyti? Sako, nu davai. Norysiu nusimaudyti greitai. Žodžiu, aš laukiu eilėj, o jisai išėjo mašiną, tikiuosi neišvažiuosi. Ai, nugarsuojo tą skanią, tą baltą. Laukia manęs, gerai. Žodžiu, nusimaudo ir važiuojam toliau. Toks furistų dušas, su knopkė, bėga. Vien didelė teritorija. Ну все. Все? Да, спасибо. За что? Да. Пока. Хорошо, давай. Ką davė vandeniuko, šitą kažkur reiks išmesti. Gerai, mes judam toliau. Čia taip varau, alpinistas. Čia va mane išleido ir čia šaukau per tą ir čia praėjau. Oi, na šik čia. Yra reikalų biški. Su ta kuprinė. Bandom einant stabdyti, bet paeisiu iki ten, kad ir iš tenai mašinos
atvažiuojančias iš tenai mašinas galėčiau irgi pagauti kitos greitėjimo juostos. Nu čia gerai, tas furistas Lenkas aprūpino vandenėliu, savo laiką gaišino, leido nusimaudyti, jis buvo pauzę pasidarė, šiaip mane kaip paėmė jau, bet dėl manęs grinai sustojo į dušą. Lenkai furistai tokie linksmi žmonės, bent jau kol kas. Nu ką, vėl stovim, vėl tranzuojam. Praeitą furistą sustabdžiau per kokią 10 minučių gal. Žiūrėsim, kaip dabar sustos. Prisistatė policija. Hello, I don't speak Poland, no nie rozumiem. Co się stało? Where are you from? Lithuania. Lithuania, okay. Why you come to the autostrad? Because You know that you can't walk on this road? no, I first time doing like this going. In Lithuania you don't have this road like Poland? In Lithuania, Yeah. we have. Yeah, and you can go, you can walk on the autostrad? Sir, where you go now? Auschwitz. Auschwitz. Train, bus, what? Why you don't go to the bus station, train station, on the airport? Because I'm first time doing like this and Okay, it's- but when you go out, which travel you came? same. Where's your friend? I'm alone. You came on the airport and you walk. Some lorry, big truck left me here on this road. Okay. And here. He left me down. Come inside. Okay. Okay, but first show me your pocket. Okay. Right to airport. That is all? Yes. Okay. Take this and take your baggage. Okay, so give me your passport. Okay. Take this. Okay. Give me no passport. Give me. Yes. Nie wrzucaj. Okay? ID card. It's my ID card, yes. Nie wrzucaj. Nie. Co? No. This. Next time you must know that you can't walk on this road. You know, I'm filming YouTube, and first time. I see. that Yeah, you first walk. time I'm traveling around Europe, Okay. and So it's where- first time I'm In doing Poland? like this. Okay. In Poland, I was Stop, with okay. my autostop first time in my life. Okay. In Poland, I was just how- passing with my Okay. car. So how long you are in Poland? Yesterday I started from Lithuania. No, yesterday, yeah, I entered Poland. Okay. So Patrz, tu jest, zobacz. one day you are in Poland. A, czyli to jest chyba nasze, widzisz? Yeah. No. Bo tu jest milion. You're checking I am running from police or something like that? No, I must know your Okay. personality because we have an intervention. Nie sprawdzasz go, nie? Oh, okay, yeah, I Somebody told understand. that one man walk on this road, you know, Oh, and yeah, Nie understand. sprawdzaj tam. in Lithuania, yes. city. Klaipėda. Klaipėda. Oh, Yeah. okay. Edward, Yes. told me you have some money. Yeah, Okay, this bus yes. about 20. After 20 minutes, 20 8 hour, 8 hour, yeah. 8 p.m. after 1 starts hour. to the Krakow. Okay, You must buy ticket yeah. and you go to the Krakow Central. Krakow Okay, Central. And okay. after you must looking for which car or bus or train right to the Auschwitz. Okay? Mm-hmm. But it's same from here. Yeah. You. Albo ty Better I go pociągi masz, Katowice. możesz sobie If you want, you can go I want Katowice Katowice better. and buy a train ticket. Yeah. But I don't know. You must check. So check what time the train starts to start to the. To Katowice? Yeah. This is bus station to Katowice. Yes. Right there. Drive to the Katowice. This yellow bus. Yeah. It's our Metropoli bus. Mm-hmm. If ticket costs 6 zloty, about something like that. Euros. Uh, €1.50 about.
On euro? No, it's €1.5. Yeah, 150. Well, yeah, 150 euro probably. Okay. But I don't know the driver take your euro. In Poland we have zloty. I have card. Okay, but I don't know the that. We don't have like a speed. Okay, but I don't know that Okay, I this understand. driver Mhm. have this. Okay. I Terminal. think he have. Okay, but I don't know. You must you ask him if Okay. he has is okay, but Mhm. if he doesn't, so you must take money. Yeah. Bankomat is on terminal A. It's Mhm. Euronet. If you want to change money, Okay. it's all. Yeah. So which one bus? You must check because we have a lot of bus to the go to the Okay. Katowice on this Okay. airport. On the Katowice you must take on the website PKP Intercity and write Katowice to Oświęcim Okay. and check our what train go to the Oświęcim, you know? Yeah. It's all? Water. Yes, Father. Все. Все. It's all? Yes. Tak. Okay. So now you must check what the bus go to the Katowice. Okay. Katowice Sądowa, Katowice Sądowa. So I need So I need M11 or Yeah. AP. Yeah, AP or M11. Okay, so just wait here for. Yeah, but now we have 18 and 3. 10 minutes. Yeah. M11. And he will stop here, yeah? Yeah, he can stop here. Okay, thank you. No problem. Yeah, bye. Bye. But next time don't do this again, okay? Okay. Вы говорите по-русски? No. No, English, no. Little. I need buy ticket for bus, yeah? Here. Can I buy ticket? Can you show how buy ticket to Katowice? Katowice. Katowice. I think maybe it's not ticket. Билеты Yeah. коммуникации. А вы не покупаете? Ну, No, you don't Senior. Senior. For free. Yeah. For free. Va, kupi bilet. Nie? A? Elektroniczny, nie papierowy. Tak? Papierowy. Krótkookresowy, 20-grupowy, non-dzienny. You don't understand. Understand. Okay, I will ask another. Sorry. Excuse me? Do you speak in English or Russian? English? No Russian. Can you help me buy a ticket to Katowice? Orientuję do Katowic, w jakiej cenie bilet się za ile? Yeah, I will try. Okay. It's over here. 90 minutes. I think you need this ticket. Here we go. And you can pay for your. No, there isn't. There is no option to pay by a credit card. Can I Just- buy ticket in bus? I think so. Probably there is the other machine, so you can buy a ticket, Okay, but not from the driver. not from driver. No, I think it's the same little machine, so you can buy a ticket Okay. inside. Thank you. Ne, o jei rimtai dabar autostopu, jeigu važiuosiu, vėl paskambins, vėl atvažiuos, nu, ta prasme gausiu baudą, reikia iš tos teritorijos dabar išvažiuoti. Kaip iš čia išeit, ką aš žinau. Žodžiu, matau, čia už 2,6 km šitą miestą yra miškas kažkoks. Tai aš nueisiu jau čia kito miško, pasitiesiu ten palapinę, išmiegosiu, o rytoj rytą sugalvosiu, kaip iki tą Aušvicą nuvažiuoti, čia iš vis netoli, su šviežia galva, būsiu protingesnis. Ir šiaip tą treiną neapsimoka imti, dabar jeigu aš pasiemu treinas, yra tik tai 10:30 vakaro. Tai aš nuvažiuoju į tą Aušvicą jau naktis, visiškai tamsu, kol atrasiu aš ten kur pasistatyti, ten palapinį ir panašiai. Geriau dienos šviesoj pasistatyti. Kokį rimto pastato prie jau. Jėzus Kristus, ką ant viršus lyg ir rimtas čia toks didžiulis.
Esu Katovice mieste. Čia yra ir tie tramvajai, gan didelis miestas. Ten stoties rajonas grynai kaip ir Vilnių, irgi tokie bomžarikai, visokie narkomanai. Fui, kažkaip nejaukiai buvo. Jau nežinojau, ką daryti, nes ten grynas miškas ir miške neina, nelabai ten pasitiesi. Visokie žabeliai, ten kalniukai ir panašiai ir nelabai jauku. Reikia tokios lygesnės. Ir žiūrėkit, kokį radau. Žodžiu, va ten miškas. O čia tipo sodeliai, nieks negyvena. Tiesiog ir taip, jau tarp sodelių žiūriu, o blemba, galvoju, gal čia pasitiesiu. Nes ėjau pirmą į tą mišką. O toj mišką parodysiu dar. Nu gal nelysiu, bet patys suprantate, nelabai tu kažką ir pasitiesi, tas palapinės apaugė, viskas taip toliau. Nėra žolės. Ir aš ėjau atgal kažkur kažką ieškoti. Ir čia žiūriu, galvoju, gerai pasitiesiu čia. O čia va tokie sodeliai. Ir čia matos, nieks negyvena, tiesiog taip atvažiuoja. Nu ir žodžiu, aš čia už kampelio. Matau, kad čia nelabai vaikšto, nepravaikščioti takelį. Čia pasitiesiu, išmegosiu, ryte išvarysiu, nieks čia nepastebės. Taip atrodo ta palapinė be viršaus, vien tik tinkleliai. Ir atskirai užsideda viršus. Viskas jau temsta, jau vidui viską pasikloju, ir nesimato. Žodžiu, labanaktis iki rytojaus.